Šiandieną norisi su jumis pasidalinti tokiu impulsu dienai apie tai, kaip iš tikrųjų ir kur iš tikrųjų rasti paguodą tuomet, kai atrodo, kad nebeturi jėgų, kad viskas atrodo beviltiškai ir kai atrodo, kad tas šaltinis, viešpaties šaltinis iš tikrųjų išseko arba užakė, arba yra tuščias. Ir kaip tik šiandien apmaščiau kokią gerą valandą antro laiško Tesalonikiečiams, antros skyriaus nuo 13 iki 17 eilutės. Ir ypatingai 16-17 eilutė išties parodo amžiną tiesą. O pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir Dievas mūsų tėvas, pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos ir geros vilties, tesuramina jūsų širdis ir tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui. Taigi, geroji žinia, kad pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir Dievas mūsų tėvas pamilo mus ir maloningai suteikė mums amžinos paguodos. Mes ją turime, šią amžiną paguodą, iš dieviškos meilės ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurią įsileidžiame. Ir iš čia kyla geroji mūsų viltis. Ne optimizmas, bet geroji ir amžinoji viltis. Tai geroji žinia mums. Būkite palaiminti.